iš dalyvavimo amerikiečių skautuose. Žinoma, vaikai nepasiliko labai ilgai, nes buvo kitų užsiėmimų, buvo sportas ir tie keli metai ten pabūti, tačiau buvo jiems įdomus, o man labai naudingi dar pamatyti vieną sėkmingą labai organizaciją. Taigi, galima dar pasakyti vieną dalyką, kad amerikiečiai nutarė, kad skautų vyčių ir vyresniųjų skaučių jie nesteigs. Jų pagrindinis uždavinys buvo individualus tobulėjimas per pasiekus pirmą patyrimą, paskui kilti į laiptais vadinamais Star skautas, žvaigždės, Life skautas, gyvenimo, Eagle Scout erelis. Tai buvo individualus pasiruošimas būti skautų vadovais. Taigi didžiausias skirtumas tarp mūsų lietuviškų skautų ir amerikiečių yra tai, kad pas mus skautai vyčiai, vyresnis skautas yra iš tikrųjų organizacijos pagrindas, o jie tuo tarpu pasirinko rengti tik tai assistant scout masters, reiškia pradedant tas skautininkų padėjėjus, kurių dalis paskui likdavo skautais, skautų vadovais. Taip pat vienas dalykas, ko Amerikoje visai nėra studentų skautų. Ir tai, mano nuomonė, yra iš tikrųjų faktas, kad jie nebuvo įsteigti. Šiek tiek susilpnino visą organizaciją, bet jie turi tiek išteklių, kad gali turėti profesionalius administratorius ir vadovus, ir užtat tai ir jie gali apsieiti. Štai, sekantis mano skautiško gyvenimo etapas buvo, kai nepriklausomybę atstačius atvykau gyventi ir dirbti Lietuvoje. Į Lietuvą teko aplankyti ir okupacijos metu, net 5 kartus buvo atvykęs į Vilnių, į matematikos ir kibernetikos tuomet institutą. Jo direktorius profesorius Statulevičius, tikras lietuvis patriotas, sudarė man sąlygas atvykti, pažinti gyvenimą Lietuvoje. Vieną sykį Amerikos mokslų akademija net atsiuntė mane su šeima. Tuo metu tik tai vienas sūnus, Algis, buvo. Ir tada tikrai per pusę metų man teko pažinti Lietuvos gyvenimą. Ir man taip pat buvo labai aišku, kad yra būtina padėti lietuviams išlaikyti savo tautiškumą, išlaikyti savo viltį. Ir pagaliau tie visi mūsų norai išsipildė. Ir vienas žygis, kurį teko atlikti, kaip savo įsipareigojimą, buvo rūpintis, kad Lietuvos aukštosios mokyklos, universitetai greitai priimtų visas gerasias vakarų universitetų savybės. Tai ypatingai buvo gera galimybė, atkuriant Vytauto Didžiojo universitetą Kaune. Čia 1989 balandžio mėnesį dar sovietų kareiviai tebevaikščiojo Kauno gatvėmis, kai buvo sukurtas suvažiavimas, kuriame buvo nutarta atkurti Vytauto Didžiojo universitetą. Labai aktyviai tame dalyvavau, užtat po metų buvau išrinktas rektorium ir pradėjome atkurti universitetą nuo visiško nulio. Būtent neturėjom nei vienos knygos, visos buvo išdalintos, Vytauto Didžiojo universitetas buvo uždarytas 1950 metais. Neturėjom nei vienos patalpos, tačiau buvo įmanoma tuo metu, daug buvo galima padaryti, turint stiprų tikslą, ir mums pavyko universitetą atkurti. Jūs turbūt dabar visi su Vytauto Didžiojo universitetu esate pažįstami daugiau ar mažiau. Ir vienas dalykas dar, kurį aš sugebėjau padaryti, tai būtent priglausti
besikūrenčius Lietuvos skautus. Turėjom vieną neblogą kompiuterį universitete, iki 5-6 vakaro dirbo universitetas. Po to ateidavo broliai Feliksas Šakalys, taip pat mano pavaduotojas Ričardas Markevičius, ateidavo ir ateitininkų vadas profesorius Arvydas Žygas, ir jie iki vėlyvos nakties vartoja tą patį kompiuterį, rengdami medžiagą skautams ir ateitininkams. Man ypatingai buvo smagu matyti, kaip jie vienas kitam padėjo, kaip bendrai tarėsi, kaip galima geriau atkurti savo organizacijas, kaip jas tobulinti. Taip pat universitete bandžiau, kiek galima daugiau paremti skautus. Atkūrėm korporaciją Vytis, akademinę skaučių draugovę, ir taip pat buvau išrinktas į pirmąją tuomet Lietuvių skautų sąjungos tarybą. Ir kyla tam tikri sunkumai, apie kuriuos jūs esat vienaip ar kitaip girdėję. Tai buvo didelis priežastis, to buvo tai, kad žmonės, vyresnio amžiaus žmonės, turėjo susikūrę labai aiškę nuomonę, kokie skautai turi būti atkurti. Ir ta nuomonė visai nesiderino su laiko sąlygomis. Ir toks labai kategoriškas nusistatymas, ypač iš užsienio, ypač iš Amerikos atvykusius vyresniųjų skautų vadovų, iš tikrųjų sudarė sunkumus, nes Pasaulinė skautų organizacija mums labai nuoširdžiai patarė, kiek galima daugiau sujungti berniukų ir mergaičių skautavimą, išvengti dvigubų išlaidų, dvigubų struktūrų kūrimo. Tuo tarpu mūsų tie labai vyresnieji broliai ir sesės norėjo, kad būtų taip, kaip buvę. Tai buvo visai neįmanoma, žinoma, nes skautai pirmos nepriklausomybės metu buvo valstybinė organizacija. O čia tuo tarpu teko dirbti grinai kaip savanorių valdoma organizacija. Brolis Romas Tupčiauskas nesenai baigė rašyti jau išleistą knygą Polilielės vėliava. Jis tenais tos, kaip stebėtojas, labai sėkmingai aprašo tos įvykius. Aš manau, jums įdomu gali būti pavartyti tą knygą, bet nesirūpinkit per daug dėl to, kas ten parašyta, nes tai praeitis. Ir šiuo metu tas jau nebesikartos. Jūs esate dabar jau naujoji generacija ir žengiat pirmin savo keliu. Taigi, noriu baigti keliais patarimais ir keliomis išvadomis. Susipažinau praeitą savaitę kelias dienas su jūsų darbu, perskaitydamas visą tinklapį nuo pradžios iki galo, perskaitydamas šiam suvažiavimui parengtą veiklos ataskaitą ir dar porą valandų paklausinėjęs sesę Simoną. Taigi, jaučiu, kad aš suprantu ir ypatingai džiaugiuosi tuo, ką jūs esate atsiekę. Projektas Dievui tėvynei artimui, ypač Skautų akademijos rengimas, 6 knygų išleidimas yra dideli atsiekimai, kurie tikrai kuria stiprų pagrindą organizacijos ateičiai. Skautatinklis irgi taip pat yra labai geras ėjimas, būtinas, nes jauni žmonės dabar jau be kompiuterio gyventi negali, taigi ir skautybę jūs taip pat pasiekia per kompiuterį. Ypač verta tai pabrėžti. Džiaugiuosi taip pat visų projektų Dievui tėvynei artimui. Tai buvo labai didelis atsiekimas, kuris, žinoma, atsispindės ir
šią vasarą rengiamoje jubiliejinėje stovykloje. Labai įdomu buvo skaityti apie studentiškos praktikos atlikimą skautų organizacijoje. Tai taip pat įdomus ir labai naudingas reiškinys, kuris gali priartinti ir daugiau jaunų žmonių prie skautų. Labai daug vilčių man kelia sėkmingi jūsų nacionaliniai renginiai, dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose. Taigi, matau ir džiaugiuosi Lietuvos skautijos tobulėjimą, brendimą, kuris ypač pasireiškia per paskutinius 2 metus. Jūs esat labai stiprioj padėty. Man malonu matyti tiek daug jūsų čia, nes jubiliejinė stovykla šią vasarą turėtų būti demonstracija viso mūsų organizacijos subrendimo. Taigi, ką aš norėčiau jums patarti iš savos patirties, iš to, ką aš mačiau. Pirmas, kaip jau minėjau, yra bandyti pasiekti skautų tėvus. Ir jų yra tikrai svarbus uždavinys išauginti savo vaikus. Skautų organizacija padeda jiems tobulėti. Taigi tėvai daugumoje labai natūraliai yra linkę padėti. O tuo tarpu, kurie nenori dalyvauti, žinoma, be jų galima apsieiti. Tačiau sistematingai steigti tokius neformalius būrelius tėvų būtų labai naudinga, aš manau, nes mačiau, kaip tas gerai veikia. Tarp kitko, lietuviams skautams tas jau yra natūralu, kadangi šeimose yra skautiška tradicija ir stovyklai kartais matai vadovą, skautininką, jo sūnų skautą Vytį ir Vyčio jauną vilkiuką. 3 generacijas vienoj stovykloj vienu metu. Ir aš manau, kad kada tas bus pasiekta Lietuvoje, bus iš tikrųjų didžiulės skautybės laimėjimas. Tačiau reikia eiti link to. Reikia, kartais tėvus prikalbinti gali būti ir sunkoka, tačiau aš manau, kad tai dar yra neišbandytas, galbūt jūsų dar nėra pilnai išbandytos galimybės. Kitas klausimas yra, kiek galima daugiau stengtis, kad skauto Vyčio ir vyresniosios skautės įžodis būtų duotas prieš einant į aukštąsias mokyklas. Kad jau vėliausia tą vasarą po baigimo gimnazijos skautai ir skautės duotų Vyčio ar skautės įžodį ir tada, kad kita dalis tai yra studentų skautų organizacijai apsilankyti, pasiekti tuos abiturientus, kurie yra skautai ir pasirūpinti, kad jiems atėjus į universitetą jie būtų sutikti, šiltai būtų globojami, nes studijų metai yra tie metai, kurie gali labai apspręsti, kas liks su skautų organizacija, kas bus jos vadovai ir kas nebus. Tai ši galimybė tikrai labai svarbi ir aš manau, kad tai yra didelis iššūkis studentų skautų organizacijai. Trečia, labai gražu buvo, kaip prieš 10 metų stovykloje prie Platelių ežero mačiau, kaip neįgalus vaikai buvo prižiūrimi, dalyvavo stovyklai. Darbas su našlaičiais, su neįgaliaisiais vaikais yra labai reikšmingas. Vaikai išmoksta daug apie gyvenimą, jie jaučia didelį laimėjimą, atsiekimą, kai jie mato, kad jie gali padėti. Jie mato džiaugsmą tų neįgalių vaikų, kad kažkas su jais nori draugauti, nori jiems padėti. Tai ypač teigiamai paveikia jaunus žmonės, mūsų skautus, kurie yra nusiteikę atlikti savo geruosius darbelius. Taigi tokios rūšies gerasis darbelis yra ypatingai svarbus
ir aš manau, kad tai yra dalis to labai būtino moralinio ugdymo. Jau minėjau, kad dėmesį tėvams ir mamoms reikia skirti, galbūt specialų renginį motinos dienos proga ar tėvo dienos proga, pakviesti tėvus, pamatyti, kaip vaikams malonu būti skautais ir tokiu būdu statyti tą stiprų pamatą mūsų organizacijai. Dar vienas dalykas, apie kurį būtų įdomu pakalbėti, tai yra žiūrėti galimybę susteigti skautų vienetus prie lietuviškų mokyklų užsienyje, emigrantų tarpe. Išskyrus Jungtines Amerikos valstijas ir Kanadą, lietuvių skautų nėra dabar. Yra galbūt keli Anglijoje, bet tačiau yra nemažai lietuvių vaikų, kurie lanko šeštadieninės lietuviškas mokyklas, kurių tėvai nori juos išlaikyti, prijungtus prie lietuviškos bendruomenės. Taigi, pasirūpinti, kad jiems būtų galima įsijungti Lietuvos skautiją ir dar svarbiau, kad jie galėtų vasarą grįžę į Lietuvą aplankyti tėvų, senelių, galėtų taip pat pastovyklauti, pažinti Lietuvos grožį. Tai daug labai įneštų į išlaikymą mūsų laikinai išvykusių, nes vaikai vis dėlto greitai persinėjimą gyvenamojo krašto įpročiais ir grįžimas į Lietuvą, bendravimas su lietuvės skautais būtų labai reikšmingas būdas juos išlaikyti mūsų kraštui, nes mums kiekvienas jaunas žmogus yra labai vertingas dabar ir aš manau, kad tai būtų žestas, kurį taip pat galėtų paremti ir vyriausybė, nes dėkui Dievui, jau vyriausybė, matau, irgi pradėjo rūpintis mūsų emigrantais, jų išlaikymu prie lietuviško gyvenimo ir jų susigrąžinimo. Nu tai štai tiek aš norėjau jums pasakyti iš savo patirties ir pasiūlyti dar kelias sritis, kurias jūs tikriausiai esate jau galvoję, bet kur dar vis dėlto būtų svarbu pabandyti atlikti, nes tai dar daugiau sustiprintų mūsų organizaciją. Taigi, sesės ir broliai, budėkim drauge ir svarbiausia, tarnaukim drauge. Nes nuo to, kai daviau savo skauto vyčio įžodį Vokietijoje, jau prieš 60 metų, jaučiu, kad tas tarnavimas pasidarė gyvenimo tradicija, gyvenimo dalis. Taigi, džiaugiuosi čia jūs aplankęs ir linkiu labai daug sėkmės. Žadu kartu su jumis dalyvauti jubiliejinėj stovyklai. Galbūt bent vienas mano sūnus irgi atvyks. Galės įsijungti į stovyklos darbą. Taigi, sesės ir broliai, budėkim ir tarnaukim.